kalbėdamas bažnyčiose ir lankydamasis matau tokią tendenciją, kad mes kaip tikintis krikščionis pradedame, tokie būna bangavimai, atšalimas, vėl pakylam į viršų, vėl atšalam, vėl pakylam į viršų. Ir aš galvoju, kas yra mums, kodėl mes čia esame tokie. Ir aš suvokiu tokį dalyką, kad mes jau nebesame alkani Dievo žodžio, nebesame alkani pažinimo, nebesam alkani Dievo, esam prisisotinę tiek visko. Ir todėl tas žodis kartais, kurį mes ateiname pasiklausyti pamaldose iš tribūnos, dažnai mes sakome, manęs neliečia. Šiandien, tarkim, niekas neprakalbėjo, nieko neišgirdau. Būna taip, dažnai būna. Ir buvau tik aš iš vyrų stovyklos, veiklių žmonių, mes ten su vyrais irgi kalbėjom truputį šitą temą, klausiau, ką jie mano apie tai. Ir vienas brolis, arbūt iš mūsų bažnyčios, sako, žinai, sako Jozai, sako, greičiausiai, kai mes jau galvojame, kad mes jau esame paaugę, ta prasme, jau nuo kūdikystės, sako, mes jau galvojame, kad mes jau užaugome, mes jau galime kitus pamokyti, mes tada galime vienas kitam pasakyti ir aštresnį žodį, galime ir pasakyti, kad tu man čia neaiškink ir tokių dalykų. Sako, todėl, kad mes galvojame, kad mes jau esame patys mokytojai ir viską daugmaž žinome. Ir ką tu čia dabar man nori pasakyti?